Sveiki, mėly žiūrovai, įsijungia investavimo pulso tinklalaidę. Grįžtame po ilgesnės pertraukos ir aš Povilas Petručionis, Orion finansų makleris. Šiandien kalbinsiu Sun Investment Group bendrovės vadovą Deividą Varabauską bei Orion įmonių finansų skyriaus vadovą Mykantą Urbą. Sveiki. Šiandien Deivido atstovaujama įmonė yra viena pirmaujančių saulės energijos jėgainių vystytojų Europoje bei šiuo metu vykdo viešo obligacijų platinimą, tad tinklalaidės metu pasišnekėsime tiek apie bendrą industrijos situaciją, tiek apie šiuo metu vykstantį obligacijų platinimą. Prieš pereinant prie pagrindinių ar šios tinklalaidės klausimų, žiūrovams norėčiau priminti, kad šis turinys yra edukacinio pobūdžio ir neturėtų būti interpretuojamas kaip investavimo rekomendacija. Deividai, visų pirma, gal galėtum šiek tiek irgi prisistatyti apie savo istoriją, kaip atsidūrė šiame versle, kada pradėjote vystyti Sun Investment Group ir kiek jau metų veikiate? Sveiki. Taip, tai aš pats saulės energetikos sektoriuje atsidūriau pakankamai atsitiktinai 2007 metais. Ispanijoje būtent, kuri buvo tuo metu tikriausiai didžiausia saulės energetikos rinka Europoje. Ten tai buvo dar šitais feed-in tarifų laikais, kai visas verslo modelis rėmėsi į aukštas supirkimo kainas, kad paskatintų naujos industrijos vystymąsi. Tai buvo pradžia mano paties, o Sun Investment Group buvo pradėtas vystyti 2014-2015 metais, jau sukaupus truputį patirties asmeniškai. Tai tada startas buvo Didžiojoje Britanijoje, vėlgi vystant tuo metu pagrindę antstoginės saulės elektrinės, kurioms skatinti taipogi buvo įvesti supirkimo tarifai valstybiniai. Ir tuo metu didžiąją dalim bendradarbiavimas buvo su blue chipinėm vadinamom listinguotom įmonėm, kurios ieškojo, kaip pasididinti atsinaujinančių išteklių dalį savo suvartojamos elektros portfelėje, taip vadinkim. Tai tuo metu mes bendradarbiavom su didelėm to meto įmonėm, tai yra Lightsource, kuri šiuo metu yra nupirkta British Petroleum, ir su Sanedison, kurios jau nebėra. Tai kaip ir bet kokia nauja industrija, tai išgyvena labai daug tokių boom and bust ciklų, būtent saulės energetika, kol subrendo iki šiai dienai pačios pigiausios elektros rūšies statuso realiai. Ir tai rodo įvairūs globalūs rodikliai, būtent tai, kad saulės energetika pirmauja pagal instaliuojamą galią kasmet visame pasaulyje. Tai yra jau dominuojanti naujos energetikos rūšis. Tai aš pats tą pastebėjau pakankamai anksti, dėl to ir jau šito sektoriaus nebepalikau. Tai 2017 metais įėjom į Lenkijos rinką stipresnėm apimtim, tai pavadinkim. Tuo metu padarėm bendrą sandorį su E-energijos grupe. Tai mūsų buvo toks, sakyčiau, pirmas rimtesnis krikštas. Būtent didelių saulės parkų vystyme. Tai tuo metu mes išvystėme 43 MW saulės elektrinių, pastatėme, sėkmingai juos pardavėme vienam didžiausių fondų valdytojų Europoje, tai Aberdeen Standard Investments. Ir tai čia buvo tokia labai gera patirtis mums kaip Sun Investment Group, nuo ko atsispyrėm tolimesniem žingsniam, toliau plėtėmės Lenkijoje, kur šiai dienai turim jau virš 2,5 gigavato vystomų saulės energetikos projektų. Ženkliai užauginome komandą, būtent Lenkijoje, po to plėtėmės į Italiją 20 metais.
Italijai taip pat sukūrėm nemažą, sakyčiau, saulės elektrinių portfelį vystomų, tai šiai dienai ten yra virš 600 MW vystoma. Ir truputėlį veiklos turim ir Lietuvoje per rangos paslaugą būtent pramonės įmonėm didžiąją dalim, kurios Lietuvoje turėjo ir vis dar turi įvairių paskatų investuoti į saulės elektrinės, tai įvairios subsidijos skiriamos būtent nuosavai gamybai remti Lietuvoje. Ir išvystėme keletą nuotolinių saulės elektrinių parkų, kuriuos ir toliau vystome dar čia, bet, sakykime taip, pakankamai nedidelėm apimtim, lyginant su to, ką mes veikiam Lenkijoje ir Italijoje. Tai va, tai šiai dienai esam apie 80 žmonių komanda per visas šitas valstybės paminėtas. Didžioji dalis koncentruota Lenkijoje, po to Lietuvoje, kur vykdome didžiąją dalį grupės funkcijų, grupės valdymo funkcijų. Tai va, tai kaip sakyti, in a nutshell. In a nutshell, bet išsamei, manau, tikiu, kad žiūrovai tikrai išgirdo ir suprato tikrai apie Sun Investment Group raidą, bet pasakojime girdėjau tiek Ispaniją, tiek Lenkiją, Lietuvą, Italiją paminėta, tai žodžiu, viskas sukasi daugmaž Europos regione. Ir man natūraliai dabar irgi kyla klausimas, Europos ekonomika, eurozonos ekonomika ir ypač pramonė išgyvena ypač tokį sudėtingesnį periodą. Kaip yra atsinaujinančios energetikos industrijoje? Ar jūs irgi jaučiate kažkokį sulėtėjimą? Kokia yra situacija? Ne, tai būtent atsinaujinančios energetikos srityje jokio sulėtėjimo matyti tik tais greitėjimas. Tai ten iš atminties gal paminėsiu keletą faktų. Tai Europoje 22 metais buvo pastatyta apie 15 galbūt gigavatų, 14-15 gigavatų saulės elektrinių. 23 metais tas skaičius jau kilo į 24 gigavatus, o šiais metais tikėtina viskas pasibaigs su 30-35 gigavatais vien saulės elektrinių. Tai reiškia, kiekis daugiau negu padvigubėjo, lyginant vien su 22 metais, jau nekalbant apie ankstesnius. Tai ta prasme, saulės energetika vis dar įgavinėja vis didesnį pagreitį. Ir plėtros galimybės, sakyčiau, yra neribotos, taip gal nepasakysim, bet tikrai didžiulės ir plačios, nes šiuo metu Europa pasigamina apie 36-38% visos suvartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių, bet tai sudaro tik tai 25% nuo visos suvartojamos energijos. Tai priešais mūsų akis realiai vykstanti elektrifikacija, tai yra elektromobiliai, dirbtinis intelektas ir dėl to didėjantis elektros energijos poreikis, po to įvairių pramonės procesų keitimas į elektrą maitinamus, vadinkim taip. Tai vėlgi, tie patys elektrifikacijos požymiai tuo pačiu dėl klimato kaitos, kas yra kaip ir pagrindinis driveris viso šitos plėtros, didėja elektros suvartojimas patalpų šildymui ir šaldymui. Tai būtent per šilumos siurblius. Ir tai yra vienas didžiausių iš tikrųjų elektros poreikio veiksnių. Pavadinkim taip, didesnis negu ir prognozuojama, kad bus didesnis negu tas, kurį įtakoja būtent dėl dirbtinio intelekto duomenų centrų suvartojamas elektros kiekis. Tai reiškia, kad plėtros galimybės yra didžiulės, tai matosi skaičiais ir faktais tai, kas vyksta šiandien. Ir poreikis atsinaujinančios elektros energijos tik didės dėl viso ūkio transformacijos iš principo į elektros energiją. Išgirdau tos kaip veiksnius ar katalizatorius industrijos elektrifikacija, klimato kaita, dar išgirdau ir duomenų centrai, bet dar irgi man šiek tiek
kyla klausimas, čia labai mes buvom įsitraukę irgi aktyviai domėjomės branduolinę energetiką ir pastebėjom, kad būtent nuo karo pradžios Ukrainoje labai suintensyvėjo Europos šalių poreikis arba siekis įgyti tą energetinę nepriklausomybę ir būtent atsigavo net ir branduolinės energetikos ta industrija, pratęsiami buvo reaktorių veikimo laikotarpiai. Ar pasijautė dar, tas pridavė dar papildomo kažkokio postumio šitą industriją, ar čia buvo toks nežymus veiksnys elektrifikacijos ir klimato kaitos kontekstuose? Aš asmeniškai esu pakankamai skeptiškos nuomonės, kas liečia branduolinę energetiką. Visų pirma, tai, kas liečia naujų pajėgumų įvedimą, tai užtrunka labai ilgą laiko tarpą, tai yra virš 10-mečio naujos elektrinės pastatymas, jau nekalbant apie projektavimo ir pasiruošimo stadiją, kuri vėlgi reikalauja labai daug laiko. Problemos, dėl kurių apskritai atsirado atsinaujinanti energetika, tai būtent klimato šilimas, klimato kaita, jos intensyvėja iš principo kiekvienais metais ir labai labai ryškiai. Tai sprendimų reikia greičiau, negu kad branduolinė energetika galėtų pasiūlyti iš principo. Tai jei viena yra kalbėti apie esamo elektrinių galiojimo laiko pratęsimą, čia jau tikriausiai įsijungia kažkokie tai saugos klausimai, nes nežinau, kiek aš esu susipažinęs, tai vis dėlto kiekviena tokio pobūdžio elektrinė turi savo galiojimo laiką, ji kelia pakankamai didelę riziką aplinkai, daug tūkstančių metų po jos, tarkim, po kuro panaudojimo ir taip toliau, jau nekalbant apie kažkokių tai branduolinių incidentų pavojų keliamą ir turim Černobylį, turim Fukushimą ir ten be pabaigos. Tai tarkim, šitų elektrinių galiojimo laiko, taip pavadinkim, pratęsimas, kaip ir turi prasme, jeigu mes gaminame elektrą branduolinį elektrinį ir dėl to nedeginam anglių, ar nedeginam dujų, ar mazuto, ar dar kažko tais. Tai taip, tai turi tam tikrą pozityvų indėlį į klimato kaitos sprendimą. Nežinau, ant kiek tai yra tvaru aplinkosauginių požiūrių iš rizikos perspektyvo. Tai va, o kas liečia naujas, kurios atsiras po 10, 15, 20 metų, truputėlį per vėlu. Tai reiškia, kad klimato kaita iš principo, jos suvaldymas ties 1,5 laipsnio kilimu ar ten 2 laipsnių kilimu, kur yra išsikelti tikslai tarptautiniai, pasaulinis iš principo. Taip. Tai va, tai tas reikalauja labai greito apskritai visos vartojamos energijos keitimo atsinaujinančią. Tai negalima kliautis branduoline, reiškia, turim realiai saulę, vėją ir kaupimą tam, kad saulė ir vėjas galėtų pilnai aprūpinti energetikos sistemų, tarkim, tvarumą ir suvartojimo poreikius. Aš manau, kad labai ilgai dar galėtume diskutuoti apie branduolinę energetiką, bet labai labai trumpai aš noriu dar paliesti vieną aspektą iš šios industrijos. Labai garsiai nuskambėjo Small Modular Reactors technologija, mažieji moduliniai reaktoriai. Vis dar yra labai aktyviai vystomi ir nieko konkretaus apčiuopiamo neturime, bet neseniai Amazon, Google paskelbė apie investicijas būtent į šią technologiją, kad būtent šią reaktoriją aprūpintų elektrą šios duomenų centrus, kurie yra labai imlus elektrai. Tai labai trumpas požiūris paties į šį klausimą įmanoma, doable, ar čia vis dėlto saulės elektrinės bus tos, kurios padengs šitą poreikį? Taip, tai kiek negaliu savęs vadinti ekspertu būtent šitos naujos technologijos, bet kiek teko skaityti, tai kaip suprantu, tik tai Amazon pasirašė būtent mažų reaktorių įsigijimo sutartį daugiametę.
tų reaktorių dar nėra. Kada jie iš tikrųjų atsiras ir kada jie veiks, aš nežinau, bet kaip branduolinė energetika, jie tik tai nuvilia, iš principo, kas liečia terminus, taip. Istoriškai, nežinau, kaip bus su šita. Galbūt bus kažkas tais naujo, bet abejoju. O Google atveju, aš kaip suprantu, jie pasirašė ilgalaikę elektros pirkimo sutartį su jau veikiančiom branduoliniam elektriniam, kurių galiojimo laikas yra pratęsiamas. Tai va, tai čia truputį kita tema, bet apie tai, ką tik mes jau kaip ir pakalbėjome. Ne? Iš to atsiranda tam tikros rizikos, bet ir galbūt kažkokios tai trumpalaikės naudos, kurių tikrai negalima nurašyti, nes jeigu vietoj to, kad elektrą pirktų iš anglim kūrenamos elektrinės, ją perka iš branduolinės elektrinės, kurios galiojimo laikas pratęsiamas, su sąlyga, kad dėl to neįvyks joks incidentas, tai tada sakyčiau, kad tai yra pozityvus reiškinys trumpalaikė prasme. Bet vėl grįžtu prie to, kad būtent elektros energijos augantis poreikis trumpuoju laikotarpiu, vadinkim taip 10 metų laikotarpiu, išskirtinai bus patenkintas būtent tik tai saulės vėjo elektrinių pagalba, tikrai ne branduolinių elektrinių pagalba. Deividai, aš irgi dar tokį. Tu pats tiki, kad atsinaujinanti energetika gali visus žmonijos, nežinau, Europos poreikius padengti, nes visi dažnai kalba apie kažkokį sveiką miksą, ne? Ten branduolinė duoda kažkokį bazinį laudą, su pykais kovojam atsinaujinančios, ar tu manai, kad kaupimas ir kiti sprendimai gali apskritai pasakyti, kad mes kiaurus metus galim sėdėti ant renewables? Tai kaip suprantu, šiai dienai Australijoje būtent yra pirmas pavyzdys, kur tokiu makro masteliu yra sukurtas pilnai atsinaujinančiais energijos ištekliais plus kaupikliais paremtas elektros tinklas ir jis veikia. Okay. Tai reiškia, kad viskas iš principo techniškai tikrai yra įmanoma. Kaštų prasme, čia labiau, kaip sakyti, reikia žiūrėti į kaupiklius, bet kokiu atveju miksas vėjas, saulė, kaupikliai, kad ir prie šiandienos kainų, manau, tikrai turėtų veikti. Ir kas dar yra neišnaudotas tikriausiai potencialas energetikos sistemose, tai būtent hidroakumuliacinės elektrinės, kurią mes turim Lietuvoje, Kruonį, bet kurių šiaip galbūt yra mažoka, bet jas galima būtų įrengti. Tai čia kaip ir tiesiog pigesnė galbūt alternatyva ten ličio jonų kaupiklio. Bet tai, sakyčiau, viena kitą papildančios technologijos, jeigu žiūrim, kad tikslas yra turėti pilnai atsinaujinančiais ištekliais paremtą energetikos sistemą. Tai va. O kas liečia įvairius pramonės sektorius, kurie kol kas nenaudoja elektros energijos savo procesam, kaip stiklo gamyba, kaip cemento gamyba, plieno gamyba, tai kur yra naudojamos dujos arba anglis, tai ten tikriausiai reikalingos didesnės investicijos, bet vėlgi technologiniai sprendimai, kaip suprantu, didžiąją dalim yra. Tuo pačiu turim ir vandenilį, kuris nėra labai, kaip sakyti, ekonomiškai save pateisinantis, bet kaip ir su bet kokia nauja technologija, reikia laiko, reikia mastelio ir čia toksai last mile, mano manimu, yra jau veiksnys, kurį reikės kažkaip tai išspręsti po 10 metų. Bet kol kas galima stipriai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį su esamom technologijom ir toj vartojimo daly, kuriai nereikia kažkokių tai ypatingų technologinių pagerinimų ar naujų technologijų. Tai Jo, čia labai įdomus šitas kampas ir apskritai maždaug prieš metus Investavimo pulsas tinklalaidėje kalbinau Audrių Zolubą, kuris labai aktyviai prekiauja žaliavomis. Ir viena iš jo minčių išsakytų tinklalaidėje buvo tai, kad nors ESG standartais mes tikrai jau bandome pamiršti anglį, bet kaip investuotojai negalim to daryti, nes Rytų Azijoje, kaip Deividai irgi pats minėjot,
kartais reikia sprendimo čia ir dabar ir branduolinė energetika trunka 10 metų pastatyti ir kartais būtent Rytų Azijoje, kur elektros poreikis ir paklausa auga ypač stipriai, ten anglis ar kiti gamtiniai ištekliai tampa sprendimu greitam elektros kažkokiam išgavimui. Na, bet gal jau grįžkime prie Sun Investment Group veiklos, tai irgi išgirdom, kad dauguma projektų ir pažengusių projektų yra būtent Lenkijoje ir dar turite nemažai Italijoje. Kodėl būtent pasirinktos galbūt šios dvi šalis ir galbūt kuo jos įsiskiria? Taip, tai kadangi Sun Investment Group labai greitai augo nuo 2017-2018 metų, tai turėjom rinktis, kur šaunam. Teisingai, nes prie ribotų resursų reikia pasirinkti kažkokias tai labiausiai perspektyves vietas, kur veiklą vykdyti ir galbūt segmentus veiklos. Tai va, tai kodėl Lenkija ir Italija? Tai visų pirma, tai yra dvi brangiausios elektros rinkos Europoje. Elektros energija pati brangiausia yra iš principo Italijoje. Ir dar Italija turi tą pranašumą, kad ten ir saulės yra labai daug Europos mastu lyginant. Tai reiškia, kad pastačius saulės elektrinę, kurios pastatymo kaštai yra daugmaž vienodi ar labai panašus bet kokioje Europos vietoje, gausi ženkliai daugiau pajamų. Tai, o vystytojas galės tą projektą parduoti už didesnę kainą ir reiškia uždirbti daugiau. Tai va, tai iš mūsų kaip išvystytojo perspektyvos kaip ir viskas aišku. Ilgalaikę prasme mes norime tapti elektros energijos gamintoju, tai tas Independent Power Producer vadinamas IPP tipo įmonė. Tai vėlgi turėti aktyvų Italijoje, tai tikrai būtų ir bus labai naudingas žingsnis lyginant su bet kokia kita Europos valstybė. Lenkija irgi turi labai aukštą elektros kainą, jeigu pasižiūrime daugiamečius vidurkius, ir jų gamyba didžiąja dalim yra iš anglinių elektrinių ir tai reiškia, kad jie struktūriškai turi bėdą pakeisti tokius didelius kiekius pakankamai taršaus ir brangaus elektros energijos gamybos būdą. Tai va, ir iš savęs tai yra vienos didžiausių Europos valstybių, reiškia, kad plėtros galimybės yra ženklios ir šitam sektoriui sumos yra didžiulės, tai padaryti, kad yra nedidelę dalį, atsikasti, kad ir nedidelę dalį nuo to didžiulio pyrago, kuris yra Lenkijoje ir Italijoje, tai mums pasirodė pakankamai patrauklu. Ir mes kaip nedidelė organizacija, aišku, mūsų privalumas buvo ir vis dar yra gebėjimas judėti greitai. Tai aišku, tokių galimybių Europoje, kaip buvo, tarkim, tada būti vieniem pirmųjų įbėgančių į kažkokią rinką, jų apmažėjo stipriai, bet kur mums tikrai pavyko sėkmingai įsitvirtinti, tai yra Lenkija ir Italija ir būtent, kaip sakyti, tai tikėtina ir paklojo tuos pamatus, kurie mums padeda uždirbti pinigų ir ateityje padės uždirbti dar daugiau pinigų. Siejant su dabartiniam aktualijom, kiek jautri yra jūsų veikla, jūsų verslas politiniams veiksniams, įvardinė dvi konkrečias šalis, tai nežinau, ar galėtų paveikti kokie nors, pavyzdžiui, politiniai rinkimai, jūsų, nežinau, reguliacinė reikšminga aplinka ar panašiai. Kodėl klausiu, nes irgi dabar JAV vykstantis rinkimai, nemažai investuotojų Kamala Harris asocijuoja su palankia politika atsinaujinančia energetika ir galbūt tikisi, kad tokios akcijos kaip NextEra Energy šautų į viršų, jeigu jai laimėjus rinkimus. Tai kaip jūsų atveju yra? Čia gal svarbu būtų truputį žingsnį atgal atsitraukti ir suvokti, kur apskritai yra atsinaujinanti energetika, tiek saulės, tiek vėjo. Tai, kaip ir minėjau, tai yra pigiausios elektros energijos gamybos rūšis. Ir šiuo atveju taip, tarkim, kažkokie tai politiniai pokyčiai ar sprendimai, jie gali įtakoti
kažkiek tais vienos ar kitos valstybės, tarkim, plėtros greitį, kaštus vystymo ir tuo pačiu, tarkim, tų elektrinių prijungimą prie tinklo. Bet vis dėlto yra rinkos dėsniai šiuo atveju ir kai tu turi pigiausią elektros gamybos rūšį, tai natūraliai pinigai bėgs į ją, nes tiesiog tai yra ilgalaikės investicijos ir kodėl tau krauti pinigus į kažkokią, tai nežinau, anglinę, dujom kūrenamą elektrinę ar ten, nežinau, netgi branduolinę, išskyrus galbūt ten atskirius atvejus, kur reikia adaptuoti, ten jau veikiančias, bet ten nesiplėskim, bet iš principo tai yra nebesustabdoma. Tai, kaip ir minėjau, gali kažkas truputį sulėtinti arba pagreitinti, padaryti truputį mažiau arba truputį labiau patrauklę investiciją būtent į šias energetikos rūšis, bet iš principo tai jau yra nebesustabdoma. Ir netgi jeigu Amerikoje rinkimai baigtųsi į kitą pusę, kaip verslo atsinaujinančios energetikos nebeįmanoma sustabdyti. Davidai, čia aš šiaip galvoju, ar ne, tai kalbant grįžt 10 metų atgal, visi kalbėjo apie tuos feed-in tarifus, ar ne, ten 15 metų pirmosios Lietuvos vėjo jėgainės tokiu modeliu pastatytos. Kada įvyko tas lūžis, kai visi nustojo galvoti apie vyriausybės dotuotą ir įsitikino, kas dar prieš 3 metus, jeigu tu turi atsinaujinantį ir pardavinėsi rinkoje, visi sakydavo, tu čia žaidi loteriją, ne, ruletę. Ar čia siejama su 22 metų energetinė krize, ar čia kaštų bazė labiau važiuoja žemyn? Truputį anksčiau gal įvyko, 19-20 metais, mano, iš to, ką mes patys stebėjom, kur tam tikrose valstybėse, tarkim, pietuose, ten Ispanijoje, ten gal truputį anksčiau dėl to, kad saulės kiekis tiesiog didesnis. Bet iš principo nuo to laiko, tai kaip ir pats paminėjai, tas kainų šuolis, kuris pradėjo matytis jau COVID-o laikotarpiu, jau prasidėjo ten dar 21 metais, man atrodo, jau buvo ten pakankamai ryškus pakilimai, o ten jau sprogimas ten 22 metais, ten tų kainų karas kaip prisidėjo dar į šitą, kaip sakyti, temą. Tai va, bet jo, nuo 20 metų jau valstybės, tarkim, parama per kainą, kažkokia tai didesnė negu rinkos kaina, kažkokia priemoka prie rinkos kainos, tai jau tapo nebelabai aktualu. Ir tarkim dabar realizuoti elektros energiją tiesiogiai susitariant elektros gamintojui ir elektros vartotojui ar prekybininkui yra pelningiau negu naudotis kažkokią tai valstybinę paramą. Tarkim, jeigu kalbam apie Lenkiją šiuo atveju. Bet tai nereiškia, kad valstybė nebeturi jokio vaidmens plėtroj. Turi, nes tie vadinami CFD, Contract for Difference, aukcionai, kuriuos organizuoja valstybė ir iš kurių jinai ir uždirba tuo pačiu, nes nustato tavo gaunamą kainos lygį už pagaminamą elektros energiją, tai jeigu jinai bus brangesnė rinkoje, uždirbs valstybė, jeigu bus pigesnė, investuotojas nepatirs nuostolio. Ir tiesiog tai, tarkim, supaprastina ilgalaikio finansavimo, struktūrizavimo klausimus ir, sakyčiau, iš esmės šitam dalykui labiausiai pasitarnauja. Tai va, tai turi tam tikrą vaidmenį valstybių organizuojami aukcionai turi, po to parama buitiniams elektros vartotojams, kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, visi šitie net meteringo, tarkim, sprendimai, ir tuo pačiu parama tiesiogiai elektrinės įrengimui ir dar elektros energijos apskaita metinė ir 2-metė, kur tu nesirūpini, kad tu vartotum ir gamintum tuo pačiu metu. Tai tu atiduodi į tinklą ir pasiemi iš tinklo, kai tau reikia. Tai va, tai tokie mechanizmai tikrai įgalina greitinti plėtrą atsinaujinančių išteklių, bet tai yra dalis plėtros. Na jau prieš pereinant jau prie galbūt emisijos detalių, dar tokį vieną paskutinių klausimą, labai tikriausiai paprastas klausimas.
kaip elektros kaina apskritai gali paveikti jūsų verslą, pelningumą? Ar yra kažkokia kaina, kur jūsų jau galbūt net vystymo kaštai taptų didesni, negu kad jūs už kurią realizuotumėte tą projektą? Esat, nežinau, gal nusimatę, skaičiuojat ar kaip? Elektros kainų prognozavimas iš principo yra pakankamai sudėtinga veikla ir yra pakankamai gerbiamos ir patikimos įmonės, kurios būtent šitą paslaugą ir teikia. Tai Europoje tai yra ir Afri, ir Baringa, ir Aurora. Tai visi jie teikia ketvirtinės kainų prognozės 30-40 metų į priekį. Ir faktiškai prie bet kokio scenarijaus šita veikla turi prasmę. Ir klausimas yra, tam tikrų momentų tu gali uždirbti truputį daugiau, tam tikrų truputį vėliau. Bet elektros kaina yra tik tai viena iš dedamųjų. Kadangi atsinaujinančių išteklių projektuose didžiulė dedamoji, kurie apsprendžia vystytojo pelningumą ar tai ilgalaikio investuotojo pelningumą, tai vis dėlto yra kapitalo kaštai. Tai va, tai žiūrint, kada pasiskolinsi, tai reikš vienokius ar kitokius kaštus. Tai šiuo momentu mes esam jau palūkanų mažėjimo fazėje ir ta kelionė dar tęsis kurį laiką. Ir kuo mažesni kapitalo kaštai, tuo pelningesnė vystymo ar elektros gamybos įmonė, kuri užsijama šitą veiklą. Na tai jau kalbant apie jūsų skolos kaštus, skolos priemonės, tai leidžiate viešą obligacijų emisiją, kurios pagrindinės detalės ar savybės yra 8 milijonų dydis, 11,5% kuponas, užstatas yra SPV projektinių įmonių akcijos, jei neklystu, Italijos įmonių, teisingai. Ir lyginant, ko gero irgi, nemažai investuotojų atsimena praeitais metais leistą misiją, ji buvo metų, šį kart 2, ir šiais metais yra 1,5% mažesnis kuponas. Mykantai tikriausiai vis tiek su komanda labai prisidėt prie šito siūlymo ruošimo. Kaip pasirinkot šitos tokius pagrindinius parametrus ir kas lėmė tokio kupono irgi pasirinkimą? Tai keli turbūt klausimai. Visų pirma, terminas. Tai aišku, reikia suprasti, kapitalo rinkos yra kaip teliuskuojantis vanduo, neužšaldytas ledas. Ir tu, kai eini į siūlymą, turi atliepti tai, kas yra tuo metu aktualu rinkoje. Tai kalbant apie tai, kas buvo prieš metus, tai aišku, visi stebėjome, pavadinkime, tikrai nemažą geopolitinį vis dar įsitempimą, kuris pykino, ko gero, šių metų pradžioj, nurimo vasaros laikotarpį ir mes patys bent jau stebėjome investuotojų, pavadinkim, preferenciją, prioriteto davimo trumpesnio laikotarpio investicijom. Tai atitinkamai iš to iš tiesų ir pernai metų susiformavo tas sprendimas daryti 1 metų emisiją. Vėlgi dabar, ką mes matome mažėjančią palūkanų normą, čia perinant prie kito klausimo, ar ne? Ir iš kitos pusės aplinkoje, kai palūkanos rodo tendenciją važiuoti žemyn, irgi matome investuotojų labiau gal ir tokį norą užsilokinti kažkokią grąžą, ar ne? Tai kai prieš metus mes kalbėjom, kad dar neaišku, gal tos palūkanos dar didės ir kai mes patys analizavom, prieš metus buvo ženkliai daugiau siūlymų, netgi susietų Euriboras plus maržą. Šiemet vos net 2 mažiau tokių struktūrų yra, kas vėlgi galbūt rodo, kad investuotojai dabar labiau galvoja apie mažėjančias palūkanas ir kaip man užsitikrinti tą grąžą kažkokiam periodui. Tai dabar matom, kad 2 metai iš tiesų yra tas periodas, kuris patrauklus investuotojams. Šiaip Lietuvos rinkoje kalbant, iki 3 metų emisijos yra tokios dominuojančios, neskaitant bankinių kapitalo sprendimų, kažko ilgesnį negu 3 metai nelabai yra įmonių obligacijose. Tai čia keli dalykai. Kitas dalykas, aišku, vystymo veikla, tai ką gal irgi
nežinau, ar čia šiandien, ar per šiaip pasiskaičius informacinį memorandume, mūsų galima pamatyti, kad pats vystimas, kalbant apie statybų dalį, jisai užtrunka ten 8 mėnesiai. Tai per tą laikotarpį net ir 1 metų tu gali pabaigti, ką tu pradėjai statyti. Iš kitos pusės dabar, kai emitentas, čia jau už Deividą šiek tiek šneku, turi 300 MW Lenkijoje paruoštų statybai projektų, iš kurių 30 jau pradėta statyti, tai per tų 2 metų laikotarpį, irgi matome tikrai ekonominį šaltinį, iš kur ateis tos lėšos padengimą, ar ne? Tai natūraliai obligacijos lankstesnis instrumentas, lyginant su bankiniais pinigais, aišku, brangesnis, bet jis turi spręsti tam tikrą verslo problemą, ar ne? Ir verslo sprendimą pasiūlyti. Šiuo atveju tas terminas irgi 2 metų yra pririštas prie to projekto portfelio dalies, nes projektas visa imtis daug didesnė, realizavimo ir pardavimo. Tai ir čia verslo ekonomika, rinkos ekonomika, kaip ir paminėjau, dabar matome tas 2 metai normaliai vertinama investuotojų, o palūkanos, taip, jos mažėja, klausimas, kiek jos mažėja dėl rinkos, kiek jos mažėja dėl emitento, emitentas irgi nėra naujokas dabar biržoje ir finansų prasme rodo pelningą veiklą, tai natūraliai šitie keli dalykai ir susiveda į tą palūkanų mažėjimą. Tai klausimas čia tiek Deividui, tikriausiai tiek Mykantui, tas skirtumas, spredas tarp pinigų kainos ir palūkanų, jeigu mes žiūrime 13% kuponą praeitais metais ir 11,5% šiais metais, panašu, kad išlieka tas pats. Tai ar teisingai suprantu, kad vertinate, kad įmonės rizikos lygis išliko bent jau panašus, ar kaip reikėtų vertinti? Kaip apskritai per tuos metus, Deividai, nežinau, gal kokį tokį kokybinį komentarą, kaip pavyko praplėsti, išsiplėsti, kaip pelningumo atžvilgiu įmonei sekėsi? Tai aš sakyčiau, kad per tuos metus laiko mes kaip įmonė pakankamai stipriai pasistumėjome į priekį. Faktiškai refinansavom visas skolas, kurių nefaktiškai, realiai refinansavom viską, kas užsibaiginėjo per tuos 12 mėnesių, kai buvom kai išsileidom pirmas obligacijas. Tai pasiskolinom naujų pinigų vystymui, būtent tų 1 gigavatų, kuriuos mes turim dar ankstyvesniai fazai Lenkijoje, ir tai yra be rekurso, tarkim, į mūsų motininę įmonę, tai yra grinai projektinis finansavimas, užtikrintas tik tais pačiais projektais tos ankstyvesnės fazės. Ir tai yra pakankamai ženklus finansavimas, ten 18 su trupučiu milijonų eurų buvo pasiskolinta, ir tuo pačiu pradėjom, kaip Mykantas minėjo, jau statybas dalies šitų 300 MW, kuriuos turime paruoštų statybai ir kuriuos visus planuojam pastatyti iki 26 metų vidurio. Iš principo, ta paskola, statybinė paskola, kurią mes turime, jinai veikia kaip kredito linija, tai reiškia, kad mes pastatę dalį projektų ir juos pardavę arba refinansavę ilgalaikę skolą, vėl turime laisvą pinigų kiekį, kurį naudojame tolimesniai statybai, kitų projektų statybai. Tai derimės toliau dėl papildomo finansavimo likusiom elektriniam, tai kalba eina apie kokių gal 100 megavatų saulės elektrinių finansavimą, ir galbūt čia iš karto įsijungs ilgalaikė skola, nes kaip ir minėjom, pradedam rimtai svarstyti ir galvoti, kad verta būtų pasilikti tokį kiekį elektrinių pas save balanse, kaip ilgalaikio stabilaus srauto, laisvo srauto generatoriumi įmonėje. Tai sakyčiau, pasistumėjom labai stipriai. Tam tarpe iš tikrųjų dar ir paauginom savo RTB, tai yra statybai paruoštų projektų kiekį. Lenkijoje gavom dar 30 MW papildomų leidimų prisijungti prie tinklo. Ir artimiausių laikų tikimės gauti dar, artimiausių tai reiškia 6-9 mėnesių laikotarpyje, tikimės gauti dar iki kokių 200, galbūt netgi 300 papildomų megavatų leidimų prisijungti prie tinklo, kas iš esmės leistų mums padvigubinti šiai dienai brandžių turimų projektų kiekį. Tai sakyčiau, kad savo situaciją
pagerinom iš esmės, bet kodėl tai neatsispindi pilnai kainoj, palūkanose, kurias siūlom už naują obligacijų emisiją. Galbūt tai yra, nežinau, galbūt tai yra pakankamai specifinės žinios ir sektoriui, kaip sakyti, suprantama informacija, galbūt tai nebūtų taip paprastai išaiškinti investuotojams. Todėl iš įmonės pusės, nežinau, mano požiūris galbūt, kad kam komplikuotis. Padarykim tai patraukliai visiems. Mums tai vis dar yra priimtina kaina, kurią mokėti už tokią sumą pinigų. Tikriausiai, šitoj vietoj tai turėčiau, kaip čia pasakyti, tik pritarti iš tos pusės, kad panašių emitentų tikrai neturim daug, liktais buvo NVL, Refi Energy, tos yra obligacijos, buvo platinimas, bet apart jų tai daugiau kažkaip rinkoje nepasakyčiau, kur kas mūsų vietiniam investuotojui, kur kas aiškesnis, ko gero NT emitentų emisijos, tai kur kas dažnesnis yra atvejais, tai būtent galbūt ir siekiant atskleisti, biškutėlį išaiškinti tą informaciją mažmeniniam investuotojui, Mykant, tai viena tų tokių aktualiausių temų, su kuo irgi susidurėm, tai yra užstatas. Gana neįprastas šiuo atveju, vėlgi, kaip ir minėjau, dažnai užstatas būna NT objektų įkeitimas, galbūt vartojimo paskolų portfelis, jeigu tai yra vartojimo paskolų emitentas, inventorius ar panašiai. Gal galėtum truputėlį irgi plačiau papasakoti apie šitą įkeitimą ir kokį saugumą ir užtikrinimą iš tikrųjų jis suteikia papildomą investuotojui? Tai kaip tu teisingai gal pasakėjai, kitai verslai savo inventorius, ar ne? Tai aš irgi gal pasakyčiau, kad šitie projektai yra irgi iš dalies inventorius, ar ne? Tai yra, ką įmonė kūrė vertę, vėlgi kažkiek dar paliesta vystymą, tai ankstyvoji stadija, apie ką mes kalbame, tai yra visų leidimų suderinimas, žemės naudojimo užsitikrinimas ir gavimas statybos leidimų. Tai reiškia projektinės dalies parengimas, ar ne? Vėlyvoji stadija jau kalbam apie tą statybos dalį. Tai neturėdamas tų ankstyvos stadijos projektų arba juos pirkdamas rinkoje, tu sumokėsi turbūt daug pinigų. Tai čia viena iš stiprybių, kad įmonė turi tą tokį portfelį labiau išvystytą. Ir apskritai, kai dėliojam užstatą, tai ir turbūt ne tik mes, tiek kitos bendrovės, ar ne, sakyčiau, idealiausia turėtų būti diversifikacija. Tai jeigu tu turi kelis veiklos šaltinius, ar ne, aktyvus, iš vienam tu planuoji panaudoti lėšas, iš jo uždirbti, sukurti srautą, gražinti, idealiu atveju užstatas turėtų būti šiek tiek šone, ar ne? Tai šiuo atveju irgi galbūt yra labai panašiai, kodėl pasirinkta Italija, pavyzdžiui, nes Italija, kaip jau minėta rašyta, yra šiek tiek ankstyvesnėje stadijoje negu Lenkija. Patys projektai, iš kitos pusės pats pagrindinis srautų generavimo ir pajamų generavimo veiksmas vyks Lenkijoje. Tai vėlgi turbūt ir svarstėm iš tiesų opciją, kad pavyzdžiui projektai, kurie statomi Lenkijoje, tu gali kalbėti apie ten kažkokį antrinį įsikeitimą, bet reikia suprasti, kad kai vyksta statybos darbai, tie patys projektai gauna statybų skolą ir panašiai, tai reiškia, tas įkaitas turėtų būti toks gana komplikuotas, derinamas su daugeliu šalių. Iš kitos pusės rizika, jeigu kažkas su ta Lenkija lėčiau vyksta negu norėtųsi, jinai yra ta pati su užstatu. Šiuo atveju Italija yra tikrai portfelis didelis, ten kalbame apie 400 beveik megavatų. Tai jis yra nepriklausomai vystomas ir šiuo atveju, sakyčiau, ta kompozicija, užstato pasirinkimas, diversifikacijos prasme yra sveikas. Aišku, tai nėra nekilnojamas turtas, kaip tu pats sakėjai, tai nėra kažkokie butai, bet iš kitos pusės tokia yra įmonės veikla, projektų kūrimas ir galbūt kaip tik būtų keista, jeigu, nežinau, Deividas kokį būtų įkeistų obligacijom ar dar kiltų dar daugiau klausimų struktūrinių apie tokį pasirinkimą. Taip, o iškart irgi į akį krenta, kad portfelio vertė įvardinama 22 milijonai, tai jeigu mes žiūrėtume tą populiarų LTV rodiklį, tai jis siekia apie 30%, tai apskritai kaip prieita prie tokios 22 milijonų vertinimo, ar čia remintis kažkokiais rinkos sandoriais, ar kaip?
Jo, tai čia, aišku, Deividas galėtų ko gero pabrėžti, bet visada remiamasi prie, pavadinkim, tas RTB stadija paruoštų statybai projektų, kur sandoriai vyksta tokių projektų, jų kažkokio bazinio įkainio. Vėliau tu darai kažkokius svorius, ar ne, kiek tavo projektas yra pažengęs ir kiek tu tada tos galutinės išvystyto daikto vertės tu priskiri tam etapui, ar ne? Čia įsivaizduokim tas pats, nežinau, NT projektas, statybų baigtumas 15%, 25%, 50%, 100%. Tai šiuo atveju, jeigu ką irgi su Deividu diskutavome, tai koks tas įvertis Italijos rinkoje, aišku, sandoriai nėra vieši, tai informacija tokia rečiau matoma gal viešai, kažkur svyruoja tarp 150-200 tūkstančių eurų už megavatą projekto, tai reiškia leidimo statyti su visais prisijungimais. Tai vėlgi šiuo atveju ankstyviausioj stadijoje mes ten priskiriame apie 17% nuo šitos galutinės vertės, labiau pažengusioje stadijoje 40% nuo vertės ir priklausomai nuo kiekvieno projekto, nes projektų ten yra, atrodo, gal net 10 atskirų, tai iš to susiskaičiuoja ta būtent 22 milijonų eurų vertė, bet vėlgi, ką aš grįšiu prie pačio akcento, tai nėra skolinimas Italijos projektam, tai Italijos projektai yra tik tai, užstatas, ar ne. Daugiausiai aš dėmesio irgi kreipčiau vertindamas pačias gal rizikas, verslo planą, tai į Lenkiją, kur mes šiuo metu, ne mes, Deividas turi 300 megavatų paruoštų statybai, tai reiškia jau praėjusių per tos leidimų gavimo visas rizikas projektų, iš kurių jau vyksta statyba. Tai ir iš čia jau ateina grinai finišo tiesioji vystymo prasme pačių projektų ir kaip Deividas minėjo, 26 metų vidurys jau numatoma, kad tie 300 MW bus pastatyti, tai juos pardavus dalį jų, ką irgi komunikuojame pristatomoje medžiagoje, 100 MW, tai trečdalį pardavus, įplaukos bendrovėje siektų apie 80 milijonų eurų. Tai atskaičius vystymo kaštus vis tiek tai yra daug daugiau nei pakankama įsipareigojimam obligacijų investuotojams dengti. Tai paruoštų statybai yra apie 300 MW, bet prieš tai Deividas, man atrodo, minėjo, kad visam tam projektų vystymo stadijoje esančių projektų yra apie 3 GW, jeigu neklystu. Teisingai? Taip. Lyginant atrodo didelis skirtumas, ar galima tada darytis kažkokį įspūdį, kad būtent vis tiek dauguma projektų yra santykinai ankstyvoje fazėje ir tai suteikia tokios papildomos rizikos, arba, kad tai yra vis tiek, galbūt net nebūtinai tie projektai pasieks galutinę fazę ir su savim nešasi santykinai aukštesnę riziką. Ja. Tai šitoje vietoje reikia truputį suvokti mastelį šitų dalykų. Tai įvardinti 300 MW statybai paruoštų projektų kaip kažkokį nereikšmingą skaičių, čia galbūt yra tokia truputį loginė klaida, nes jų vertė tvarkingai yra tarp kokių 240 ir 300 milijonų eurų. Pelningumas yra tai pakankamai neblogas, priklausomai nuo ar tai 200 ar 300 milijonų, tai bus ženkliai didesnė arba vis tiek labai patraukli suma. Tai tai čia vienas dalykas. O tai, kad mes turime ne tik tai, tarkim, statybai paruoštus projektus, kaip galbūt būtų normalus atvejais kokiai nors fondiniai struktūrai, kurie investuoja, tarkim, tik tais į jau subrendusius projektus, tai mums kaip įmoniai turėti dar beveik 3 gigavatus to vadinamo pipelino, tai yra kaip tik papildoma vertė, tai yra naujos vertės kūrimo potencialas, kur mums nereikia įrodyti, kad mes surasim ten kažkokį tai žemės sklypą, iš kurio anksčiau ar vėliau atsiras saulės elektrinė. Mes jau turim tą masę sklypų, mes jau turim didžiulį kiekį gautų leidimų ir kiekvieno leidimo gavimas reiškia pakankamai ženklės investicijas.
Tai ir įvairūs ten poveikio aplinkai vertinimai, ir statybų leidimai, ir projektavimai saulės elektrinių, kas liečia su tinklų derinimus. Tai mes turėdami 3 gigavatus labai rimtai paruoštų pusfabrikačių, tai reiškia, kad mūsų galimybės tolimesniai vertai generuoti yra labai geros. Ir mes apskritai kaip įmonė esam labai patrauklus targetas, į ką investuoti ne tik tai skolos investuotojams, bet ir nuosavo kapitalo investuotojams, tai equity investuotojams. Kol kas nėra toks procesas pas mus paleistas, mes kol kas tuo keliu neinam, bet kaip įmoniai mūsų sektoriai tai yra didžiulis privalumas. O ta kritinė masė subrendusių projektų, tai būtent 300 MW, tai jau yra pakankamai solidi projektų bazė, kas liečia vystymo tipo įmonės. Tai yra daug. Tai taip galbūt reikėtų čia suprasti tuos skaičius. Supratau, atsiprašau, tiesiog vienoje eilutėje prie tų 3 gigavatų tik 300, vis dėlto ne 300. Bet, o tada vis tiek dar norėtųsi pasiklausti, tikrai galiu patikėti, kad ta vertė yra tikrai potencialiai tokia aukšta, tačiau kaip yra su galimybėmis realizuoti? Jeigu neklystu, dar ir šita tų obligacijų misija 1 metų, viena iš galimybių buvo ją, taip sakant, išmokėti, padengti šitą skolą, realizavus projektą. Nepavyko šitas planas, ar sąmoningai kažkaip nesiekite to ir apskritai, kaip yra šito industrijai su realizavimu? Ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, labai sunku yra parduoti tos projektus? Ne, projektą parduoti nėra sunku, visą laiką klausimas yra už kiek ir per kiek laiko. Taip, tai vėlgi, kaip čia galbūt mes vis dėlto esam pavaldus bendram ekonominiam ciklui, teisingai. Tai dabar mes išlipinėjom iš to aukštų palūkanų ciklo, kai reiškia, tai turi tiesioginę įtaką aktyvų kainom, tai reiškia, kad jie suspaudžia. Tai tas pats galioja ir NT projektam, vėlgi tai yra pakankamai panašu, daug plytų tai yra veikiančiai saulės elektriniai. Tai tuo pačiu statybų finansavimo sudėliojimas irgi užima laiko ir plus mes turėjom pakankamai nemažai vidinės optimizacijos procesų įmonėje, tai truputį viskas vyko lėčiau, negu kad mes būtume norėję, ne labai stipriai, bet truputį lėčiau. Mes suvėlavom gal kokiais, 4-6 mėnesiais nuo mūsų idealaus scenarijaus, kaip pasiruošti statybom. Tai mes išvažiavom su pirmom statybom dabar, čia prieš keletą mėnesių, ir toliau dirbam ties sekančių, tuo pačiu testuojam rinką, kas liečia galimas aktyvų pardavimo kainas. Lenkijoje turėjom tokią specifinę politinę situaciją, tai yra rinkimai ir labai žymus, aštrus valdžios pasikeitimas. Jeigu čia pamenat, dabar jau atrodo kaip kažkas labai senai įvykę, bet pokytis buvo aštrus. Tai po ten PIS 2 kadencijų atėjo nauja koalicija, labai priešiška prieš tai buvusiai valdžiai. Ir suprantant, kad Lenkijoje tiek bankinis, tiek energetikos sektoriai yra labai stipriai valstybiniai, tai dalis yra privataus kapitalo kiekvienoje energetikos bendrovėje, bet didžiąją dalim tai yra valstybiniai dariniai, kaip ir Ignitis. Tai dominuojantis ten yra Orlen, kuris įsigijęs yra Energos elektros skirstymo ir gamybos įmonė. Tai ten vyko ir vis dar vyksta labai stiprus valdymo aparatų pakeitimai. Tai iš principo keičiama visa vadovybė. Teisingai. Ir būtent šitos bendrovės 22 metais ir 23 metais irgi buvo dominuojantis pirkėjai tokio tipo aktyvų Lenkijoje.
Tai reiškia, kad staiga ten atsirado tokia kaip ir limbo būsena, kas liečia sprendimų priėmimą, naujos valdybos, nauji žmonės, kuriem reikia apsipras, apšilti, persižiūrėti ir vidinės grandies vadovus. Nu, čia galim tik tai fantazuoti, įsivaizduoti, ką jie daro atėję, bet daugmaž logiškai atrodo nesunku tą suprasti. Tai va, tai visi sprendimų priėmimai, kas liečia šitas įmonės, jie nusikėlė. Tai mūsų pagrindinė pirkėjų grupė, iš kurios mes tikėjomės geriausių pasiūlymų, nukėlė savo sprendimus, tai arba nepateikė pasiūlymų, arba paprašė papildomo laiko ir tai mes pamatėm, kad galbūt tai nėra pats geriausias momentas forsuoti pardavimą saulės elektrinių. Juo labiau, kad mums niekas netrukdo tas elektrinės statyti ir laikinai laikyti pas save. Tai mūsų turimas tas finansavimo instrumentas plus naujai derinami finansavimo instrumentai likusiom elektrinėm mums leidžia tas elektrinės laikyti pas save tam tikrą laiką. 1 metų, 3 metus priklausomai nuo instrumento. Tai reiškia, kad mes turim galimybę išlaukti palankiausio momento rinkoje, realizuoti tuos projektus. Ir skirtumai gali būti žvėriški. Tai jeigu mes kalbam apie 300 MW kiekį ir, tarkim, kainos skirtumas 100-150, galbūt netgi 200 000 eurų už megavatą, tai tikrai privaloma yra truputį stabtelt, susimastyti ir luktelt galbūt. Tai mažėjančios palūkanos įgalins finansinius investuotojus būti agresyvesniais, o šitie pramoniniai investuotojai, taip pavadinkim, strateginiai investuotojai, kaip elektros šitos skirstimo gamybos bendrovės, energetikos grupės, jos pereidinėja tokį valdymo pokyčių procesą. Tai nusprendėm neforsuoti pardavimo, o išleistą obligacijų emisiją tiesiog refinansuoti naują emisiją. Nes, kaip ir minėjau, kas liečia labiausiai pažengusius projektus ir mažiau pažengusius, ten pasistumėjom pakankamai stipriai. Tiek į statybą paleisdami dalį jų, tiek kitiem užtikrindami papildomą finansavimą, kur nuėjom su papildomais prašymais prijungti apie gal 600-700 MW naujų elektrinių. Tai laukiam iš tinklo atsakymų dabar. Tai tam žingsnį padaryti vėlgi reikėjo ženklių finansinių išteklių, resursų, pinigų. Paprastai kalbant, tuos pinigus mes gavom per atskirą projektinį finansavimą. Tai pasistūmėm, vertės prasme jaučiamės, kad padarėm ženklų darbą ir dėl to išeinam į rinką dabar su šituo pasiūlymu investuotojam, kur galvojam, kad tai yra patrauklus pasiūlymas rinkai ir mum turintis labai akivaizdžią prasmę, nes tai galina mus tiesiog luktelti. Ir aš suprantu irgi, gal Povilai tavo klausimas, projekto pardavimas, tai čia irgi galima galvoti apie leidimų pardavimą versus pastatytos veikiančios jėgainės pardavimą. Tai ko gero irgi dabar kalbame apie labiau fokusą į didinimą pastatytų veikiančių jėgainių, kurios natūraliai yra aktyvos, kur būt apskritai turintis daugiau galimų pirkėjų negu kažkas nuperka iš jūsų tik leidimus, ar ne? Sunku pasakyti, ta prasme, leidimus paruoštų statybai yra pakankamai nesudėtinga parduoti, vėlgi tai yra kainos klausimas, sakyčiau, dabar nėra pats blogiausias momentas paruošti statybai paruoštą projektą, bet reikia suvokti, kad ženkliai krito elektrinių statybos kaštai, o mes esam pakankamai vertikaliai integruotas vystytojas, tai reiškia, kad statybos procesus valdom patys ir pakankamai detaliai. Tai yra, neduodam kažkokio tai kontrakto genrangovui ar gen subrangovui, kur yra užrakintos ir jo maržos. Iš principo susirenkam visą įmanomą vertę įmonės viduje. Išskyrus montavimą, kurio netliekam patys, nes tai yra ne mūsų veikla ir iš principo nėra labai įdomi. Nes visiškai kitas pobūdis veiklos. Supratau, tai bet kokiu atveju tai buvo sąmoningas sprendimas nerealizuoti kažkokiu projektu, galbūt laukiant geresnių rinkos sąlygų, nes tie svyravimai, kaip supratau, tikrai yra reikšmingi ir dideli.
ir krentančios palūkanų normos galbūt jūs teigiamai vertę gali paveikti. Tikrai taip. Tai artėjant vis tiek jau galbūt tinklalaidės pabaigos, tai šitą misiją refinansuojat, tačiau ko gali investuotojai tikėtis po 2 metų, ar įsivaizduojat, kad jau šį kartą tikrai galbūt lėšos bus iš kažkokio projekto realizavimo, ar netmetat galimybių vėl? Apskritai, ką galite pažadėti, jeigu taip galima įsireikšti investuotojams per artėjančius 2 metus? Taip, aš manau, kad tiesiog turėsim absoliučią laisvę rinktis mes patys, nes tikrai bus pakankamai lėšų tiesiog gražinti pasiskolintas lėšas, bet po 2 metų, aš manau, kaip ir bet kokiai bendroviai, dalyvauti kapitalo rinkoje būtent obligacijų forma bus normali, kaip sakyti, praktika, normali veikla, nes mūsų plėtra, aš nematau, kad jinai sustotų po 2 metų. Tai reiškia, tikėtina, kad tų emisijų bus ne viena ir ne 2, jų tikrai bus daugiau ir jos tikrai bus ženkliai didesnės. Ir nes finansuoti tokio masto plėtrą, kokią mes užsiemam, tikrai bus poreikio. Ir tai visą laiką bus miksas kažkoks nuosavų lėšų, skolintų lėšų. Nuosavos lėšos ateis per pardavimą, pardavimai yra užprogramuoti. Ar iš pardavimo sugeneruotų lėšų užteks plėtrai finansuoti pilnai, ar labiau apsimokės daryti kažkokį tai miksą, kaip minėjau, tai spręsim, kai ateis laikas. Bet manau, kad čia tikrai ne paskutinė mūsų emisija. Džiugu žinot, kad prisidėsit galbūt irgi prie Baltijos šalių kapitalo rinkų vystymas ir obligacijų rinkos, kuri smagu matosi, kad tikrai stipriai auga. Mūsų tinklalaidę belieka reziumuoti, iš tiesų gana išsamiai pasikalbėjome apie bendruosius industrijos bruožus ir tendencijas, kad atsinaujinančia energetika išlieka labai stipriame augime, pagrindiniais veiksniais išlieka elektrifikacija bei klimato kaitos, pavojai veiksniai. Turėjome įdomią diskusiją apie branduolinę energetiką ir ar jį ras vietą vis dėlto ateityje. Galiausiai, kalbant apie Sun Investment Group bendrovę, išgirdom, kad vystomų projektų portfelis yra tikrai labai platus ir yra net 300 MW projektų paruošta jau statybai. Tai aptarus irgi su Mykantu pagrindinės emisijos dalis, savybės ir parametrus, padiskutavome apie kiek irgi galbūt investuotojams neiškesnės vietas, apie užstatą. Ir galiausiai reziumavom apie tai, ko galime tikėtis per artėjančius 2 metus. Kolegos, Deividai, Mykantai, ačiū už pokalbį. Visiems, kurie patiko šis turinys, labai kviečiu prenumeruoti kanalą. Visus susidomėjusius arba norinčius gauti daugiau informacijos apie Sun Investment Group viešą platinimą, informacinį dokumentą ir kvietimą į webinarą rasite šio video aprašyme. Taigi, ačiū dar kartelį, su jumis buvo Deividas Varabauskas, Sun Investment Group vadovas, Mykantas Urba, Orien įmonių finansų vadovas ir aš, Povilas Petručionis, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Sėkmės!